Pranašas tikai ramybėje. Nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Taigi kaip jis perduoda Koraną žmonėms? Jis kalba jį. Tie žmonės, kurie visus 23 metus tikėjo ir buvo su juo, ir nėra matę knygos. Ar žinote, ką jie pagalvodavo prisimindami Koraną? Ogi pranašo veidą, jo balsą, kuris skambėdavo jų galvose. Suprantate? Jie negalėjo galvoti apie Koraną, tuo pačiu negalvodami apie pranašą ramybėje. Mes tai galime. Galvodami apie Koraną kartais net neprisiminame pranašą, nes galvojame tiesiog apie knygą. Jiems žinia ir jos nešėjas pranašas buvo neatsiejama. Koranas apreiškiamas per 23 metus ir nėra išreikštas knygos pavidale, ir nėra įvestas į duomenų bazę ar įdėtas į paieškos sistemą. Tačiau dabar, tai ką pranašas yra pasakęs, jau galime įvesti duomenų bazę. Pavyzdžiui, jūs galite atlikti paiešką, kiek kartų Korane minimas toks ir toks žodis. Juk įmanoma tai padaryti. Ar tuomet tai buvo įmanoma? Taigi dabar po daugelio amžių mes turime šios apreiškimus knygos pavidale. Šioje knygoje yra žodis dunja. Ar žinote, ką jis reiškia? Jis reiškia šis pasaulis, šis gyvenimas. Jis šioje knygoje minimas 115 kartų. Ar kas nors tada galėjo tai žinoti? Ir neturėjo jokio supratimo. Šioje knygoje taip pat yra žodis Alahira. Šis gyvenimas tai dunja, o Alahira tai pomirtinis gyvenimas, kuris paminėtas irgi 115 kartų. Ši knyga naudoja žodį angelai 88 kartus, malaika 88 kartus, žodis velniai El-Shaitin irgi 88 kartus. Žodis gyvenimas minimas 145 kartus visame Korane. Al-Hayat gyvenimas. Ar norite atspėti, koks kitas žodis Korane paminėtas 145 kartus? Mirtis. Žodis mirtis minimas 145 kartus. Žodis geri darbai paminėtas 167 kartus. As-Salhat. O As-Saidat, blogi darbai, taip pat 167 kartus. Žodis netikėjimas paminėtas 17 kartų. Tikėjimas taip pat 17 kartų. Iblis, būtent šio vardu minimas 11 kartų. Ieškojimas prieglobsčio nuo Ibliso taip pat 11 kartų. Frazė jie pasakė, pavartota 332 kartus. Kad kaip ir žodis sakyk, taip pat pakartotas 332 kartus. Ar įmanoma, kad per 23 apreiškimo metus jis ramybėje pamini žodį mėnuo tik 12 kartų? Būtent. Na, o dienos paminėtos tik 365 kartus. Tai tik keletas, tik žodžių suskaičiavimas. Ar tai padaryti įmanoma paprastam žmogui? Na, pagalvokite patys apie tai. Ar paprastam žmogui įmanoma tai padaryti? Kažkas 23 metus kalba, nieko neužsirašo ir kažkaip šitie žodžiai idealiai išsirikioja.